Puikiai atrodo. Užsikurs? Nežinau. Reikia žiūrėti. Bandom. Iš karto užspausk stabdį, žinok. Užspausk stabdį, bet jisai nelabai laiko, karočią. Ir išsimesk bėgį. Išsimesk bėgį irgi. Ką tu man aiškini, lyg nebūčiau vairavęs? Palauk. Blet, kaip gazą palauk. Nu, nice. Nedarykit taip, daug pašilt. Norėjant šaltų dirbti. Su Velykom visus. Esam sekmadienio popietę, viskas, esam Velykų dieną garaže, pagaliau prasidės darbas rimtas, bet prieš tai trumpa informacija, žodžiu, mes nusipirkom mašiną praeitam epizode ir po kelių dienų važiavom į Joniškį, pafilmuoti intro ir pakalbėti su vietiniais lenktynininkais. Čia buvo esminė klaida, kurią mes padarėm. Gal iš pradžių reikėjo važiuoti į Joniškį ir po to pirkti mašiną. Nes mes ten žvengiam su jais, jie visi patenkinti, sako šaunuoliai vyrai, kad varote lenktynės. Kokią mašiną nusipirko, sakom, nusipirkom vabalą ir jie tokie benziną, sakom, ne, dizelį ir jie oi. Aš nežinau, pavyzdžiui, kas būna, kai sugenda turbina. Ir pasirodo, kai turbina sugenda, tavo variklis tiesiog kala, ne, iki kol sprogsta, karočią. Ai, ne? Tai raznosą pagauna tiesiog. Ką tokį? Eina pajaus, kada turbina sudegus. Tai Gal yra sprendimų, pavyzdžiui, gal galima įdėti kokią nors didelę turbiną, pavyzdžiui, kuri nesudegtų. Ką mechanikas mano mūsų? Pliama, čia yra daug... Ir hui... Tai va, su dizeliu. Jo? Vadinas ta dizelio ribotkė. Hardcutas. Jo. Tai... Nieko nesupratau, tik supratau, kad tas pats garsas, kaip Mindė sakė, kad kai jau variklis prieš sprogstą turėtų būti. O pavyzdžiui, yra įmanoma, kad... Nu, bet blemba, ne, jeigu mums pareina turbiną, mes tipo pakeisti galim tą turbiną, bet... Ble, jeigu raznosą pagauna, tai biški amen. Žinot. Pala, o tai galim... Tai kas yra raznosas? Tai sakau. Dizelį nusipirkom dar prie tokių kainų, karočią. Susidedam viską, pasiruošiam, pasidarom normalią treniruotę, jeigu įsitaškom, keičiam į benzą. Jo, davai, tinka. Mes čia kiek turėsim, maždaug 14 valandų. Aš manau, per naktį galima tai padaryti. Davai, šiaip bairius būtų. Nu ir ramu, karočią. Šiandien pirmą pasiruošimo dieną, tai trumpai biškį apie visus reglamentus ir ko mums reikia lenktynėm. Mašina iš išorės, kaip jinai atrodo. Jinai turi atrodyti beveik kaip stokinė. Jinai negali būti kažkokia tai pribombinta, nes yra lengvųjų bulių kategorija, kas reiškia, kad mums reikia pagrindę lenktyninių lankų saugumo, kėdės lenktyninės su diržais ir mums reikia pasidaryti tam tikrus ten niuansus viduj salone, kad galėtume apsiplauti savo lengvai stiklą ir visą kitą, kad būtų viskas po ranka. Mes turim tai padaryti, kad jinai atrodytų kuo labiau stokinė mašina ir jin turėtų būti kuo labiau stokinė. Tai žodžiu, darbo nemažai yra, mes su Mindė nelabai esam, sakykime, gerų rankų žmonės, bet ardymui gerų rankų, kiek žinau, nereikia apšė. Ardymui reikia tik širdies ir begalinės agresijos. Ir žinot, kada reikia ardymui? Energijos. Prašom, tau truputėlį energijos. Mano mėgstamiausias. Dominikai, tau energijos irgi. Kitokios energijos truputėlį. Kaip skanu? Koks čia gėrimas? Čia minų yra gėrimas Bright, tai yra geriau už energetinį gėrimą. Jo, čia alternatyva energetiniai, o gal dar ir gera alternatyva kavai čia nais? Visiškai, nes čia yra visas kofeinas paimtas iš žaliosios arbatos, ekstrakto, jo. Pilna čia to ekstraktų yra, sveika yra, nekrešini niekad. Tai mes tipo niekad nedušim per varžybas? Niekad nedušim per varžybas, dirbdami čia nedušim. Aš myliu Bright. Myli Bright? Aš myliu Bright. Nice. Jūs irgi galit mylėti Bright ir galit gerti tupyti savo sveikatą, gauti gerą būstą ir pasinaudoti su mūsų nuolaidos kodų buliai ir nueiti ir nusipirkti dėžę 2-3. Nusiskenuoti QR kodą ir jūs tiesiai, karočią, numeta į ten, kur yra paslėptas visas šitas gėris. Tai labai gal man paliksi? Tu kalbėk, aš dirbu, karočią. Gerai.
Aš kiek tas energijos gavau nuo to gėrimo, Bright, žinokit, blemba, negaliu. Bet šiaip tai... Čia tą rankiną kaip prisitvirtinam. Jeigu jūs esat bachūras, kuris garaže dirba, jums tai čia skaudės širdį. Jūs žiūrėsit ir verksit, tiesiog ką jie daro. Durnas, kaip smagu, šiaip labai įdomu. Pasižiūrėkit, užkišė, pasirodo, čia tiek reikia, suka, net nepavyksta. Užkišė, ne? Ir lupi. Viską galima šiaip parduoti. Šitas apšypkis, pavyzdžiui, nes visiškai be... Gal kažkam reikia salono lemputis irgi. Būna, žinau, Volkswagenų lygos dažnai perdega. Čia puikiai lemputė, va, išsiėmė iš karto iš fiškės gražiai, net nesulaužyta. Aš bijau, kad bet kurio metu kažkas gali kažkur šaut. Žiūrėk, palauk. Žiūrėk, čia nusiėma va gražiai. Nesėsiu nieko man kojas čia. Čia reikia, čia žinau reikia. Čia žiūrėk, yra įrankių. Žinai, kom skiriasi tikras vyras nuo netikro vyro. Tikras vyras pažiūri šitą, pasižiūri. Aha, čia bus 13. Durnas 13. Taigi juokauji, čia 17. Eik, tu maladės, jasai, čia tu durnu. Šitas yra išmoktas tik per kančią ir ašaras. Man tėvas sakydavo, nueik paimk, pažiūrėk, kokią reikia varžto, ateini. Gerai, dabar čia bus arba 13, arba 17, arba tėvas aprieks mane iki ašarų kiemę. Jeigu nepataikai pisą jausi. Dar kingiau, kiek jis sakydavo, eik paimk ten langų skysčią arba antifryzą ir visi bakeliai vienodi. Ir sakau, tėvo, kaip žinot, kuris, sako, paragauk. Kuris skaniausias yra iš šitų? Skaniausias antifryzas, nes saldus labai. Antifryzas, man tai skaniausias yra Bright. Mindė, pasitrauk biškį, nes nukentėsi tuoj. Tuoj, žinok, labai skaudžiai tuoj nukentėsi. Vėl verksi. Ne, sėdynės tai gal negadinam. Parduosim. Ne, tai negadinam. Negadinam, parduosim. Mindė, pasiūlyk variantą, kaip išimt reikia sėdynę. Minikai, čia nėra kruopštus darbus, čia reikia piktai. Vyrai, jeigu galvosi, tai vyram reikia prezervatyvų, ypač jeigu vyras su vyru, labiausiai gal reikia. Prezervatyvų nenaudojimo priežastis yra priežastis, kodėl mes praradom Freddie Mercury. Ir Eazy-E. Eazy-E irgi? Jo. Eazy-E toks? Jo. Cruising through the hood in my 6-4, karočią. 6-4 čia ne mašina. Čia draugelis tipas 6-4. Jo, Mindė. Tai čia atlaisvinti. Dar biški jo. Ten priekį yra du varžtai ir jie tada paleidžia sėdynę, kad... Ai. Kas buvo? Čia išmalta ta kulica. Kas tokie? Kulica. Kulisa. Durniau. Pastrauk. Kulisa. Išmalta kulisa. Taip. Tu dar mane kartą pataisysi, aš tau kulisą išmalta. Ne, sorry, neprimk kaip grasinimą. Žinau, kad savo mechaniką rankom permestų mane ant to kapoto. O mes prezervatyvų neturim. Ką tie karočią čia veikia? Šitas. Palik šitą tikriem. Šitą aš ištrauksiu. Jo. Kėdę, gal per priekį išsikeliam ar per galvą? Reikia pakelt ją. Opa. Biškį reikia pakelt. Ten reikia fiškės atjungti. Va. Suka, krenta į akis viskas. Arba jau šiaip čia į akis tai... O, žiūrėk! Opa! Aik, tu durnas. Tu durnas. Tokį sakinukų sakinių dėklę radom. Šitą mašiną pilna stebuklų ir... Žinokit, gali būt, kad vėl pridirbau kažką. Kaip čia to fiškį išsitraukė? Aik, tu n***ai sulaužiau. Turim ką turim. Man taip lengvai blemba nesitraukia čia nais.
taip ir turėtų čia taip nusimti. Tai detailingas. Suka, akis viskas. Suka. Mindaugai. Kakinis. Detonės iš mūsų vyriškiausias, saik nusiplaušia. Duok atsuktuvą man, kryžminį atsuktuvą. Šitą reikės mums susitvarkyti. Reikės susitvarkyti? Reikės mums čia susitvarkyti. Aš noriu lupt. Naudosiu 2 rankas. Šitas nusiema kaip. O gali duoti tiesų atsuktuvą. Ir taip. Tam. Bam. Nepavyko. O, ble. Pavyko. O, ble. Nu, bet jums... Oiktona! Va čia tai malonumas. Va čia tai malonumas. O mums šitą reikia išlupt ar ne? Nežinau, ar reikėjo. Išlupau jau. Kur tas laužtuvėlis? Pau, nedaryk to. Kodėl? Va čia varžtas. Jo. Čia, kad gražiai išsimtų viskas, čia yra varžtas. Pliusinis, kad atsisuktų rankinį. Koks čia varžtas yra valdai? Va čia pliusinis varžtas yra ir tu gali atsisukti ir gražiai išsiardyti, kad nereikėtų. Čia po to irgi išsimsi, čia yra visokiausio prosekį. Čia gražiai reiktų, ne? Jo. Gražiai taip ir nusimti. Duris atsidaro, po to toks matrasiukas yra, jeigu įdomu būtų. Čia po to viską atsaksa gražiai čia ir išsiardėsi. Čia kolonėlė. Oi. Pionierius, matai? Pionierius. Mindė, ne, šito tai net, ne. Ne, Mindaugai, baig, ne. O, žiūrėk, lemputė veikia dar. Tai gerai, tegu veikia, palik ramybėj, tai. Eik, tu na... O! Vieną kitą plasmasę dar pamiršom, čia varžtas. Tai čia visur varžtas. Labai patogu, kai nereikia atsukinėti varžtų. Jo. Galimai dabar atidengsim labai daug probleminių taškų su rudim. Jo. Atsimeni, koks ten varžtas buvo? Gali būt, kad 17. Oikt. Mūsų mechanikas dabar jau raganėja. Jum čia normalu, kad taip dirba automobilis? Absurdas. Kažkas bėga labai smarkiai po mašiną. Aušinimo skystas. Jo? O kodėl? Tai taip turi Čia būt? dar panašu, kad trūksta vienos detalės. Viskas normaliai. Ai, tai tipo čia toks, tipo maždaug, čia matau išpurškė viską laukan. Ne per čia, o per čia viskas išėjo. Ai. Su žodžiu. Ne, bet čia taip turi būti. Einam mes išsimtum sėdynę. Sėkmės, nežinau. Kad ir ką darysi. Visiškai nekvalifikuoti esam. Ok, jau kaip čia prieit prie to varžto. Žinai, kas jokinga, kad kilimas trukdo. Jo. Wow, tai išimam kilimą, ne? Jo. Prieš išimant kilimą reikia išimt kėdę, jo? Jo. Bet trukdo kilimas, reikėtų išimt kilimą pradžiai, jo? Taip. Bet kilimą negalim išimtis. Nes Mes turime išimt kėdę pradžiai, jo? Minė, ar aš nesupratau, bet mūsų mechanikui dabar čia bloga naujiena buvo, ar Aš nežinau. čia taip turi būti, nes aš po to pasimečiau, nežinau. Bet tikiuosi, nenuliūs dabar labai. Nu, aš tai tik sėkmės linkiu. Eik, tai durnas, nelenda. Palauk, čia dar yra, ką galima nuveikti. Job not finished. Mamba mentalė. Gal reikia čia biškį išpjauti?
O įdomu, mes čia debiliškai elgiamės ar ne? Palauk, ne, man atrodo, kad... Žinai, kas bus čia? Man atrodo, kad čia 13. Čia man atrodo, bėda tame buvo jau. 13 pasirodo čia. Man atrodo, aš girdėjau garažą, kaip mūsų mechanikas verkia. Jo. Blemba, kaip nepavydžiu. O kas pasikeitė, kai mes atsukom šitos du varžtus? Nu mes turbūt esame neprotingi labai. Kažkoks čia turėtų būti vis tiek atsakymas, žinai. Jo. Netoks. Kažkur jis yra, žinau. Bet kad nėra ženklų jokių. Blemba, Dominikas gal žino, bet verkia dabar. Netrukdys. Netrukdys, žmogui visas antifrizas išbėgo ant žemės. Ar mes tiesiog patikrinom, karočią internete, kaip reikia padaryti? Nes, nu, tipo, yra tokia opcija. Ai, tu durnas. Išvažiavo, ne? Kad nereikėtų ardyti panelės, gali pabandyti iš jėgos palūpti kilimą. Eik tu, na. Kilimą rankom plikom, aš su žirklėm negalėjau atkirpti. Jis ką tik praplėšė kilimą. Eik tu. Man atrodo, kad išlups pedalą. Va, viena pusė okei. Eik tu, na. Suplėšiau ir aš, karočią, aš irgi nesveikas. Indė, tu tai tiek mūsų. Opa. Sunkus. Oi, išlūžo dugnas. O ne! O ne! Eik tu! O ne! O ne! O ne! O ne! Wow! Wow, čia nėra grindų vapšė, čia nieko nėra. Žiūrėk, šitoj pusėj tas pats. Abiejose pusėse nėra grindų mašinų. Šitoj pusėj tas pats. Dabar važiuosim, viską susikrausim į kitą mašiną ir varysim išmest miške kažkur. Aha. Kur švarus upelis kažkur teka, svarbiausia. Jo. Žiūrėsim, gal dar paimsim padangų. Padegint, jo? Jo. Jo. Padeginsim padangų. Jo, nuvažiuosim kur nors ten prie Grigiškių mišką ir padegsim viską. Rūšiavimas vadinasi. Nuvešim viską į stambio gabaritę, žmonės, nešiukšlinkit, neveškit mašinos dalių į mišką. Šiaip praeitam epizodė tavo buvo. Jo. Išsityčiau iš tavęs dabar tą patį, blemba. Visiškai tą patį. Pataikėm varžtus? Man atrodo. Jo? Pažiūrėk. Mums pavyko iš pirmo sykio? Jo. Fucking bravo, mes mechanikai Mindaugai. Palaukit, kantrybės. Jo, manau, kad starteriai. Čia starteriai pista, jisai vos suka. Bet praeitą kartą aš kai... Pilna mašina.
Dabar ką mes darom? Susikraunam šiukšlės visas, kad čia primėtyta, va čia va pralikta. Į maišus, kas netelpa į maišus, į krūvą, į šiukšliadėžės karočią. Ir viso, ir einam ilsėtis šiandien tiek. Esam dėkingi, kad žiūrit, kviečiam į Patreon platformą, nes reikės kažkaip užlopti dugną, reikės mašinai. Nu žodžiu. Suksimės, nu ką padaryti, nu suksimės, bet vienais ar kitais atvejais suksimės, karočią, ir darysim, sprogdinsim trasų variklį. Toliau statysim šitą karstą, Mindaugai. Jo, žingsnelis po žingsnelio ir viskas. Šiandien buvau atsisėdęs jau į vidų, jaučiaus kaip, nu, tipo, įdomu buvo koks pirmas jausmas, kaip jau sėdėt atrodo kaip, nu, kaip kad jau bevažiuojant, žinai, varžybose. Tai atsisėdau, tai... Reikia padaryti, kad būtų vaibas. Įdėsim visokių dalykų. Gražių. Aš sakiau, čia reikia nesąmonę pridėti, kompiuterių nereikalingų, ekranų. Absoliučiai. Aš jau susitaikiau su to, kad čia nieko gero vis tiek nelaukia. Nieko gero nelaukia ir, nu jo. Nu, tu būsi didelis geltonas kamuolys trasai, kurį tiesiog... Nu, visi norės... Užtat kokie akiniai. Šita mašina kokius akinius padovanojo mums. Kokius davė, wow. Neįtikėti. Ačiū labai. Viskas. Ačiū mašinai, ačiū jums. Einam tvarkyti. Einam šiukšlės.